Taigi labas vakaras visiems, su jumis Trading Inkubatorius, aš Artūras, pabandysim, kaip ir kiekvieną sekmadienį, pasižiūrėti truputėlį į grafikus iš techninės pusės, kaip per savaitę suvaikščiojo mūsų kainos ir galbūt kažką įdomaus atrasim. Taigi pradėsiu nuo euro ir svaro. Praeitą savaitę kalbėjau apie tai, kad būtų galima orientuotis į pirkimus, jeigu prasimuš per 7400 kainą. Matom, kad vieną kartą lygtais ir prasimušė šitoje vietoje ir paskui kaina vis tiek užsidarinėjo žemiau šito lygio, tai ir toliau išliekam tam pačiam range, kuriame buvom, nors ir per 200 yra prasimušus, bet vis tik tais šitas lygis 7.4 iš tikrųjų, kad toksai kanalinis judėjimas yra, manau, pakankamai svarbus, tol kol didieji veikėjai nenorės šitą kainą didesnės kainos negu 7.400, tol iš tikrųjų į pirkimus neįsim, tai ir toliau stebėsim šitą. Aš turėjau atidarę čia kažkur longus, paskui buvau truputėlį pahedžinęs ir paskui galiausiai gavau stop lossus išmušė. Tai žodžiu, dabar vėl sėdžiu ramus ir laukiu, žiūrėsiu, kaip reaguos visi žaidėjai į 7.4. Kol kas sureagavo atitinkamai, iš tikrųjų ir toliau visai išlieka pagrindinio lygio. USD ir Kanados doleris, kalbėjau čia dar kelias savaitės, kad 3.500 turbūt bus magnetas, šiek tiek pritrūko keletos punktų, ar čia gal 14 pritrūko punktų ir jo nepasiėmė, nors dieniniam grafike tenais nuo tų vietų, apie kuriuose kalbėjom, buvo pakankamai nemažai, čia galima iš tikrųjų užsidirbti ir paskui jau persikėlus stop lossus, iš tikrųjų jau buvo galima vis tiek kažkiek tai uždirbti, bet dabar matom, kaina stipriai nupjovė į apačią, bet kol ką atveju trendas yra į viršų ir kol kas tai esam trende tik tai skylančiame. Pabandysiu parodyti paskutinis variantas, tai toksai yra 76, aišku, jeigu prasimuš. Pažiūrėsim, kaip prie jo kaina ateis, jeigu gražiai ateis ir akumuliuos kažkur, tai galbūt visai su nedidelė rizika, visai gal mielai užsipirkčiau ir važiuočiau toliau iki tų 3.500, jeigu tik tais matysiu, kad čia negražiai užsidarinėja, lauksiu ir nekišiu nagų. Jeigu prasimuš per prieš tai buvusias paskutinės apačias šitas, kur yra dideli išpirkimai buvo, iš tikrųjų tikimybė gali jau tada pasirodyti visiškai kitokia ir jinai gali pradėti iš tikrųjų važiuoti į kitą pusę. Kol kas laukimo stadija, laukimo periodas ir laukiam, žiūrėsim, kaip investuotojai ir visi kiti veikėjai šitoje vietoje elgsis. Australas ir USD, oi, čia nervų ištasyta iš tikrųjų 7.00 ir toliau vis tik tai susidarinėja virš to lygio, bet jau man nepatinka, kaip užsidarinėja virš to lygio. Žvakės tokios nelabai tikusios, čia dar dieniniais jos yra, tai man tas nelabai gražu, bet ir toliau vis tiek laikau tą pačią nuomonę, kad 7.00 yra pagrindinė jėga šičia ir tol, kol kaina nebus apačioje, tol į šortus nežiūrėsiu. Longai ir tik tais longai, nors čia iš tikrųjų gali paleisti prie manipuliaciją ir važiuoti paskui šitaip. Aišku, čia techniškai gali visaip nutikti, bet kol šitas lygis irgi 7.00 nepramuštas į apačią, iš viršaus į apačią, iš tikrųjų tikrai šortint, manau, nereikėtų. Nes dar turim ir prieš tai buvusi apačią ir šita vieta iš tikrųjų, aišku, jau jeigu čia tas trendinės tokias prasimuštų, vadinamas šitas, tada jau galbūt būtų viskas, nes būtų ir 700 sumušta. Kol kas lieku prie tos pačios nuomonės, tik tais longai kol kas ir paskui žiūrėsim, bet čia jau reikėtų iš tikrųjų, manau, kad labai atsargiai šitose vietose viską vertinti. Važiuojam toliau, tai yra šį kartą paėmiau New Zealand ir USD. Aš dar čia praeitą savaitę buvau iš tikrųjų subraukė savo tokius scenarius ir jie labai aiškiai pasiteisino dar nuo šitos vietos. Turėjo būti pirkimai, bet gaila, kad jų nebuvo. Kol kas išlieku ties pirkimais. Kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų 6.2 yra niekam kol kas 6.2 niekas kainos nenori.
Aišku, nepamirštam, kad šita pora tokia yra labai įkyri ir jinai gali laisvai judėti kanalu šičia ilgą laiką. Pas mane čia yra nupirkta, gal nelabai gerai, bet dėl to, kad 7-4 yra prasimušę, atsiprašau, 6-4 yra prasimušę, dėl to aš čia buvau nupirkęs. Tai jeigu tik matysiu, kad nenoriu užsidarinėti virš šitų prieš tai buvusių viršūnių, iš tikrųjų bandysiu fiksuoti nuostolius arba tenais gal išeičiau ant savų. Dabar kodėl aš taip galvoju, tai yra savaitinis grafikas to jaus. Savaitinis grafikas atrodo maždaug taip. Žemiausia čia, aukščiausia čia, viskas kas vyksta čia yra tik tais korekcija, kuri dabar yra prie 6.1 FIBO ir norėčiau atkreipdėmėsi, kad kol kas savaitinės žvakės, mėlėjai, tai tikrai pardavimo jokio nerodo. Nu, aišku, tikėtina, kad gali ateiti čia dar tikrinti šitos lygius ir paskui vėl važiuoti į apačią ir dar iki tų pačių 70, tarkim, tenais 6 kažkur. Bet dar čia bus 6.00, tai čia bus vėl, būtų vėl stipru. Čia 6.5 aišku yra, tai galbūt dar čia kažkiek tai kilsim. Tai vat mano tokie komentarai dėl šitos poros, kodėl aš jau orientuojusi šiuo metu į pirkimus. Nors, kiek žinot, visą laiką čia pardavinėjau aš. Ir dar pernai metas jau, kad čia iš tikrųjų metų pora turi būti. Ir taip ir buvo, čia buvo galima susirinkti tikrai nemažą kiekį. Nuo šitos vietos. Ir čia visur minėjau, kad reikėtų tik tais pardavinėti šitą porą. Ne, nu čia, kur aš čia meluoju. Kažkur čia gal. Ar kažkur čia. Jo, žodžiu, tai argumentuoju būtent dėl to, dėl savaitinių žvakių ir dar užmėsiu akį į mėnesį. O tas mėnesis irgi, kodėl jisai užsidarė būtent virš šiam vieno ir kodėl jisai užsidarė žalias, nežinau kodėl. Pažiūrėkit, 1, 2, 3, 4 mėnesiai be sustojimo, tai kažkas tai čia maišo. Tai jeigu žiūrėsim į techniką, tai ir 6-5 mėnesiniam tas labai gali būti labai aiškiai, drąsiai ir taip toliau ir panašiai. Šitoj vietoj kol kas lieku ties longais. Euras ir Japonijos jena, čia iš tikrųjų pora į nieką orientuota, visiškai jokios iš jos nematau, nieko nematau, nei čia kažkur tai šonu eina, kažkokia nesupranta. Palieku ramybei. GBP ir USD toks variantas irgi dabar ties. Oi, mes čia visokiausių turėjom variantų ir aš kol kas lieku prie long pozicijų. 1.5.1 kaina, aišku dar 1.5.0.0 yra, tai čia jinai būtų berods jaučiu su kokiu 76. Pažiūrėkit, dabar mes esam iš tikrųjų ties šiam 1.76, ne, jau būtų žemiau kur kas jo. Bet kol kas aš tai tuo svaru tikiu, pas mane irgi kai kurie kolegos tiki svaru. Ir galvoju, kad čia galbūt kažkas tai norėjo geresnę kainą pasiimti ir užsipirkti. Galbūt esu neteisus ir dar važiuosim į apačią, bet kodėl pavyzdžiui, šitą savaitę užsidarė, praeitą savaitę užsidarė aukščiau negu užpraeitą užsidarė. Vėlgi tokie klaustukai kyla, padarė tokias žemesnės, bet čia kaip aš tas vadinu, tosais narglys, kur lieka. Tai vis tik tais kol kas esu irgi, čia labai aišku reikėtų atsargiai su pirkimais. Prasme susiras geresnės, patogesnės vietas. Dieniniam grafike jau vieną dieną dominavo pirkėjai, kad ir kaip jie silpnai, bet jie vis tiek dominavo. Penktadienis iš tikrųjų irgi buvo žalias išpirktas. Taigi kol kas liekam prie, aišku, jeigu čia 5.2 dar būtų pasidarytų, tai būtų tada galbūt visai gera proga užsipirkti. Aišku, jeigu tik tai susidarinės mūsų kaina ties žemiau 1.5.1.0, tai ir toliau paleidžiam kasas iš tikrųjų šortam ir tiesiog pardavinėjam. GBP Australas čia daug tokių negatyvių visokiausių atsiliepimų turėjau ir dar buvau šitam Vilnius Invest 2015 tenai su kai kuriais žmonėm kalbėjom, aptarinėjom šitą porą, tai sakė visi, kad labai tu čia drąsiai
prognozuoji, aš neprognozuoju, aš tiesiog žiūriu vėlgi techninius dalykus ir jau jums senokai sakiau, prieš 3 savaitės čia šortai visur buvo pas mane ir toliau čia viskas taip pat yra išlikę. Kol kas laikausi tik tai short pozicijų ir tol, kol nemamatysiu kažkokių tai ženklų long, tol aš to nedarysiu. Pažiūrėkit, 2.1500 jau užsidaręs žemiau. Aišku, šičia yra svarbiausia vieta, matyt, kad ir čia atšokus buvo, ir čia atšokus, ir čia atšokus. Jeigu tik kažkur užsidarinėja, čia manau, kad čia pas mane dar pendingų yra pridėta visur, tai galim būti ir dar, kad ir tie suveiks. Arba ne, aišku, gali būti visai, bet mano tokia yra nuomonė. Nenoriai, bet jis vis tiek po truputėlį krenta, kol kas tokia situacija, aišku, būtų labai, čia jau pas mane apdrausta visur viskas yra, tik tais aš galvoju, kad būtų labai smagu, kad kažkur užsidarytų čia truputėlį žemiau negu visos tos vietos, tas 2.1500, kad tai pilnai užsidarytų, iš tikrųjų tada būtų man kur kas ramiau, bent jau, tarkim, dėl kažkokios tai dar korekcijos, kuri galėtų, jeigu jau paskui neštųsi tą kainą toliau į viršų, tai kad ta galbūt korekcija dar man vis tiek šiek tiek tai prikapsėtų nuo jos. Kol kas ir savaitiniam ir mėnesiniam matau tik tais išpardavimus, dieniniam irgi lygiai taip pat tik išpardavimus, tai į pirkimus šitoj poroj nesiorientuoju. Aišku, niekam nieko nerekomenduoju, čia nėra rekomendacijos, tik tais mano asmeninė nuomonė. Taigi šiai dienai tiek, tikiuosi gal kažkokių bus idėjų ar minčių pažiūrėjus mūsų tą video ir palinkėsiu geros jums savaitės, daug nerizikuokit, darykit viską atsargiai, kiek žinau, lygtais kitą savaitę bus naujienų nemažai, tai atkreipkite dėmesį į kalendorių visą laiką, neužsiraukit prieš naujienas ir tiesiog visą laiką valdykit riziką. Taigi kol kas tiek ir iki.